Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shastranam. Bhagavad Gita, 12 skyrius, kuris vadinasi Atsidavimo tarnystė, 17 tekstas. Yona hrashati na devshti na shochati na kankshati shubha shubha parityagi bhaktiman yaksame priya. Teksto vertimas. Tas, kuris nei džiaugiasi, nei puola į neviltį, kuris nei liūdi, nei nieko netrokšta, kuriam nėra nei gėrio, nei blogio. Toks bhaktas yra labai brangus man. Tas, kuris nei džiaugiasi, nei puola į neviltį, kuris nei liūdi, nei nieko netrokšta, kuriam nėra nei gėrio, nei blogio. Toks bhaktas yra labai brangus man. Propados komentaras. Tyras bhaktas niekada nesidžiaugia materialiais pasiekimais ir neliūdi dėl praradimų. Jis nebūna pernelyg laimingas, kai turi sūnus ar mokinius ir nesigėdija, kad jų neturi. Praradęs tai, kas jam brangu, bhaktas neliūdi. Dėl netekties ir nenusimina, kai negali gauti to, ko trokšta. Jis visada išlaiko transcendentinę poziciją, kad ir kokią nusikalstamą veiklą jam tektų įvykdyti, siekiant patenkinti aukščiausiąjį viešpatį. Jis pasiruošęs prisiimti bet kokią riziką. Niekas negali sustabdyti jo nuo atsidavimo tarnystės. Toks bhaktas labai brangus Krišnai. Tas, kuris nei džiaugiasi, nei puola į neviltį, kuris nei liūdi, nei nieko netrokšta, kuriam nėra nei gėrio, nei blogio. Toks bhaktas yra labai brangus man. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumeritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtaham Swapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchekalpa Tarubhyascha Kripa Singhubhya Vacha Patitanam Pavainebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Devi Guruvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine. Ir taip, atsidavimo tarnystė kartais mums atrodo, kad yra gėlės žiedlapių sukimas, nusilenkimai, mėsos nevalgymas, neužsiėmimas neleistinais lytiniais santykiais ir tam tikrai formalumai. Būti prezidentu, būti gūru.
Tačiau skyriuje apie atsidavimo tarnystę Krišna paaiškina, ką reiškia atsidavimas. Mes galime turėti savo idėjų apie tarnavimą Dievui ir manyti, kad atliekame tarnystę. Krišna sako, aš visada rūpinsiuosi atsidavusią sielą, aš esu visų gyvų būtybių draugas. Krišna sako, Ardžuna, nieko nebijok, veik, vadovaukis mano nurodymais. Ir aš tau pažadu, kad tu nepražūsi ir gyvenimo pabaigoje sugrįši pas mane. Tu mėgausiesi klestinčią valstybę, visokiausiais jūsliniais malonumais, o gyvenimo pabaigoje sugrįši pas mane. Aš pažadu tau, nes esi brangus mano draugas. Ir Bhagavad Gitoje Krišna tai paaiškina tiems, kurie nori tapti brangus Krišnai. Ir jis sako, kad ši sąmonės būsena yra vidinė būsena. Čia mes nieko nerandame apie vegetarizmą, nieko apie tai, į ką esame taip susitelkę. Ir tuo pačiu metu, jei neišmoksime savęs suvaržyti, kontroliuoti ir neišmoksime įsiskverbti į esmę, negalėsime pasiekti tokios būsenos. Ir mes turime iš anksto žinoti, kas traukia Krišną, kad ugdytume šias savybės pagal tai, ką darome, ir būtent tai traukia Krišną. Krišnos netraukia, kad padarėme daug ar mažai. Krišna traukia, kuom mes rizikuojame. Ir čia šioje eilutėje aiškiai Prabhupada paaiškina. Krišna žvelgia į tai, kuo žmogus rizikavo atlikdamas tarnystę, kuo rizikavo bhakta, kad Krišna būtų juo patenkintas. Savo gyvybę, turtu, šeima, asmeninę gerovę, šlove, gale, sveikata, santykiais su kitomis gyvomis būtybėmis. Krišna visada žvelgia į bhaktos riziką. Ir šįryt paskaitoje aiškinau, kad daugelis bhaktų negalėjo kažko padaryti. Ir jie tada rizikavo dėl Krišnos. Jie neišradinėjo jokių askezių, nieko. Jie tiesiog klausė, kuom mes galime padėti. Mes dar nesame iki galo pasirengę kontroliuoti savo pojūčius. Mes turime sveikatą, šeimą ir kai kuriuos reikmenis. Mes turime jaunystę ir jėgų tai padaryti. Ir Krišna sako Ardžunai, eik ir rizikuok viskuo. Eik ir veik dėl mano pasitenkinimo, negalvodamas apie pergalę ar pralaimėjimą, negalvodamas apie praradimą ar pelną. Veik dėl manęs patenkinimo ir aš tai priimsiu kaip atsidavimo tarnystę. Man nesvarbus rezultatas. Man svarbu tai, kiek žmogus pasiruošęs rizikuoti, kad parodytų man savo atsidavimą. Žmonės kartais rizikuoja 1 sekundę, 2 minutės, 1 dieną, 1 metus, 2 metus, bet jie praktiškai niekom nerizikuoja. Nei savo pinigais, nei savo sveikata, niekom. O Krišna sako, kad rizikuoti vardan pareigos vykdymo yra pirmas ir svarbiausias veiksnys, kuris traukia Krišną. Toliau Krišna paaiškina Ardžunai štai ką, kad bhaktas neliūdi, kai praranda kažką jam labai brangaus. Kada bhaktas praranda, jis neliūdi. Ir jis nesidžiaugia, kai ką nors įgyja, nes jis nemato tame gyvenimo prasmės.
Jis nemato praradimo prasmės ar materialių gerybių įsigijimo savo kūnui ar savo artimųjų kūnams. Bhaktas išlieka ramus džiaugsme ir liūdesyje, šlovėje ir negarbėje. Ką reiškia būti ramiam? Jo tikėjimas nepriklausomas, kaip su juo elgiasi kiti, ar jis turtingas ar vargšas, ir tokioje būsenoje atsidūręs. Krišna sako, kad jis mano labai brangus bhaktas, nors pas jį ir krūvos problemų. Prabhupada rašo šiame posme, kad net jei ir tokiam bhaktui tektų susidurti su palankia ar nepalankia, su kokia nors nuodėminga ar nenuodėminga veikla. Nesvarbu, su kuo jam tektų susidurti, siekiant patenkinti aukščiausiai viešpatį, jis yra pasirengęs prisiimti bet kokią atsakomybę. Rizika. Nors dar jis nerizikavo, bet esi pasiruošęs rizikuoti. Krišna atkreipė dėmesį į šią bhakto nuotaiką ir jis pradeda juo rūpintis. Tokios nuotaikos neįmanoma imituoti. Ji turi būti tikra. Kaip aprašoma Bhakti Sarasvati istorija Šrilos Prabhupados dvasinio mokytojo, kaip jis gavo guru dikšą. Jo dvasinis mokytojas privedė jį iki to momento, kai jis norėjo nutraukti savo gyvenimą, savižudybę. Ir kai Bhaktis Vedanta Sarasvati pasakė, jei jūs man neduosite dikšos, tada aš nematau prasmės gyventi dėl ko nors kito. Ir jis pasakė, jei dabar jūs man atsakysite, aš eisiu ir pasiskandinsiu. Kaip jūs galvojate, ar tai buvo žaidimas? Ne, jis buvo tikrai toks ryžtingas. Jis nebeturėjo jokios priežasties, dėl ko gyventi. Daugelis žmonių atsiduoda vardan kažko, bet yra ir tokių žmonių, kuriems tai vienintelis dalykas, dėl ko verta gyventi. Ir nepaisant visų savo silpnybių ar kitų netobulumų, jie tampa labai brangus Krišnai. Ir jie apie tai žino, jie tai jaučia, jie visada tai žino. Todėl, kai tokie bhaktai pamokslauja, kurie taip pat nori gyventi plačiai, o gyventi siaurai nenori. Jie labai gerai supranta tokio tipo pamokslavimą. Ir kai tokie bhaktos pamokslauja, kurie nori gyventi apskritai, jie supranta tokį elgesį. Jie supranta žodžius ir labai gerai supranta požiūrį į šio pasaulio daiktų prigimtį. Jie labai gerai supranta žmonės, kurie gyvena tik tam, kad tarnautų Krišnai, nes visa kita jiems neturi vertės. Jei neatsiduoti Krišnai, iš viso nėra prasmės gyventi. Visiškos. Nes šastros sako, kad žmogus, kuris nebando suvokti absoliučios tiesos, gyvenimas yra beprasmis, jis jau miręs. Tai tik laiko klausimas. Kai Krišna pasakė Ardžunai Kurukšetroje, pažvelkė visą šią armiją, kuri išsirikiavo priešais mus, jie visi jau mirę. Nes jie atsisakė gyventi vardan aukščiausio tikslo. Bet Ardžuna matė juos gyvus. Krišna yra didžiausias astrologas ir ekstrasensas, o jūs vaikštote, klausinėjate babučių, iš kavos tiršių jūs ten būrė visokios senutės būrėjos, spjaudo ten. Bus, nebus, myli, nemyli.
O Krišna sako, kad tie, kurie atsisako gyventi dėl absoliučios tiesos suvokimo, jei tokio tikslo neišsikėlė, visi jie jau mirę. Tai tik laiko klausimas. Aš duodu jiems laiko mirti. Krišna pasakė tai prieš jiems visiems mirštant, kad jie savo pasirinkimu pasirašė savo mirties nuosprendį. Esu tikras, kad daugelis iš jūsų nesuprantate, apie ką kalbu. Jūs galvojate, gerai, tada ir aš vaikščiosiu į šventyklą. Bet Krišna sako, kad tik tie, kurie savo gyvenimo tikslą pavertė absoliučios tiesos pasiekimu per tarnystės procesą. Shravanam kirtanam Vishnauk smaranam padasavajam arčanam vandanam dasyam sakyam atmani vedanam. Ne tas, kuris laikosi šių ritualų, o tas, kuris gyvena tik dėl to. Pasakyta, jis niekada nemirs. Todėl skelbk kiekvienam Ardžuna, kad mano bhaktas niekada nepražus. Aš visada rūpinsiuosi atsidavusiojo sielą. Jei vykdysi mano nurodymus, nesijaudink, nes bet kokias pastangas lydės trūkumai. Svarbu, kad būtum toje sąmonės būsenoje, tokioje nuotaikoje. O ši nuotaika ir yra atsidavimo apraiška. Tai ne vegetarizmas, tai ne seksualinis gyvenimas ar kas kita, o būtent tokia nuotaika. Ir kuo jis stipresnė ir rimtesnė, tuo Krišna tokį žmogų suvokia kaip savo brangų bhaktą, kuris gyvena tik dėl to, nepaisant visų jo trūkumų. Ir Krišna tiesiai iš širdies mato, kad žmogus pasirinko pats. Todėl Krišna sako, kartais mano bhaktas veikiamas materialios gamtos gūnų, taip pat dėl silpnumo. Dėl to, kad nėra kvalifikuotas, atlieka pačius bjauriausius darbus. Tačiau, kadangi jis visiškai paskyrė savo gyvenimą man atsidavimo tarnystei, aš atimu iš jo visas pasekmes. Ir mano malonė, jis nugalės visas pasaulietinės egzistencijos peripetijas. Ir ši nuotaika yra atsidavimas, kurią Krišna priima. Krišna nepriima kiekybės, mažo, didelio, vidutinio ar kažkokio. Krišna priima, ar išsiugdėte šią nuotaiką per tokią veiklą. Ar prašote Krišnos duoti jums šį troškimą, kad jis duotų jums supratimą, jog likęs gyvenimas yra lėtas, niekam tikęs mirimas. Vaikai, šeima, darbas, žmona, žmonija, rūpinimasis aukštesnėmis planetomis, žemesnėmis planetomis, kova dėl valdžios, sveikata, tai neturi jokios vertės visiškai. Ar galite įsivaizduoti, kad visa tai kyla iš anarthų, tai yra iš gyvos būtybės išniekinimo. Vienintelis dalykas, kurį gyva būtybė turi daryti ir dėl ko Krišna gali pasirūpinti, gali pratęsti sveikatą, gyvenimą, duoti pinigų, duoti gerą šeimą. Jei žmogus jam įrodė savo nuotaiką, kad gyvena tik dėl to, kur viduje. Ir kaip turi išsireikšti tą vidinę būseną. Žmogus ryžtingai atsiduoda atsidavimo tarnystei, nepaisydamas ar nutiko kažkas palankaus ar nepalankaus. Nesvarbu, ar jis susitepė nuodėmę ar nesusitepė, jis neatsitraukia. Ir Krišna sako Šrimad Bhagavatoje, kad toks bhaktas turi būti laikomas sadhu.
Именно преданный. Būtent bhaktas, esantis tokioje nuotaikoje, net ir neturėdamas tam tikrų gebėjimų, laikytis tam tikrų tyrumo lygių. Toks bhaktas laikomas šventuoju dėl savo nuotaikos, arba, kaip sako Krišna, dėl to, kad jis eina teisingų kelių. Ir reiškiasi, juo galima sekti. Пока в нем Kol ši nuotaika jame išliks, stiprinsis ir dauginsis, aš juo pasirūpinsiu, jei jis norės gyventi dėl manęs. ради меня. Ir sakoma, kad tokią būseną galima pasiekti akimirksniu. Приобрести. Vienos akimirkos pakanka tam nuspręsti. Чтобы так решиться на это. Ir todėl Krišna sako, kad daugelis praeities išminčių patyrę daugybę gimimų ir mirčių priėjo išvados, kad nėra nieko ir ne vieno išskyrus mane, aukščiausiąją dieviškąją asmenybę. Ir jie ryžtingai ir besąlygiškai visiškai skiria savo gyvenimą man, nes niekur kitur nėra prasmės, nes visa kita laikina. Ибо все остальное временно. И Ir niekada dabartyje, niekada praeityje, niekada ateityje neatneš žmogui laimės. Nes žmogus jokių būdų nėra materialios gamtos produktas, todėl čia jis visada bus nelaimingas. будет несчастье. Visada. Всегда. Что бы ему ни Kad ir ką jam duotum, kad ir kokias pareigas užimtų, kad ir kokius jūslinius malonumus čia patirtų, tai niekada jam net neš laimės. Niekada. Jis visada bus nepatenkintas. Ir tie bhaktai, kurie priėmė šią filosofiją ir apsivalė savo širdį, turi pasireikšti įgijimas tokios nuotaikos. И поэтому я лично Ir todėl aš asmeniškai iš karto matau tokius bhaktus, nes sakiau jums, пришел сюда с kad aš atėjau čia tarnauti ir gyventi, nes ano gyvenimo aš gyventi nebenoriu. Man tai buvo gyvybės ir mirties klausimas. Tai labai rimta. Man tai buvo gyvybės ir mirties klausimas. Dėl kažko kito gyventi ir kuo sekti, kas būtų vertinga šiame pasaulyje, aš asmeniškai nematau. Niekame. ни в чем, ни в Nei šeimoje, nei vaikuose, nei tėvuose, nei jokiuose sitchuose, niekur. Ir aš tai žinojau dar prieš atvykdamas čia, tiksliai. Kitas klausimas – mirti lėtai ar mirti nedelsiant, kad galėtum greičiau pradėti iš naujo? Klausimas tik tame, kad visa kita neturi jokios vertės, visiškos. вообще. Ir mes to siekiame tik dėl savo purvo. Ir taip, Итак, ne tonomis ar kilogramais bus viskas matuojama, o ar įgijote tokią nuotaiką. Ir su tokia nuotaika išėjote dalinti knygų, kartojate šventą vardą, skaitote paskaitas, giedate kirtoną, gaminate maistą, rūpinate savo vaikais, savo žmonomis, einate į darbą tik dėl vieno tikslo. Ar jūs gyvenate taip, kad visiškai atsiduoti Krišnai ir suvokiate Krišną? через Per Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчинам, Фанданам, Дасьям, Сакьям и Атманиведанам. Jei esate tokios nuotaikos, net jei nesate gavę iniciacijos ar kažko panašaus, Krišna jūs apipils viskuom, gailestingumu, tarnystę, viskuom. Jis jūs siūs į mūšį. В бой. Ir jūs visada išeisite su nuotaika. Visada nugalėtojas. Всегда Visada, kad ir kas benutiktų. победителем.
Ką reiškia būti nugalėtoju? Vat ta nuotaika ir ši proto būsena ne tik neišnyks, bet ir sustiprės bei pradės augti. O norint pradėti taip elgtis, tai reikia akimirkos, apsispręsti, akimirkos ryžtis tam. Taigi, užduokite savo šį klausimą ir pradėkite. Kaip Prabhupada sako, lėtai, bet užtikrintai, bet tik turėdami šį tikslą, nes gyvenimas trumpas, labai trumpas. Ir ko tam reikia, kad žmoguje atsirastų toks noras? Reikia labai atidžiai suprasti, kur jūs atėjote, kur jūs atsidūrėte, dėl ko. Kokiu būdu bandote tapti laimingas? Ar tai nėra dar viena saviapgaulė ir tuščias laiko švaistimas? Rusų kalboje yra toks žodis majita. Matote, tiesiog sanskrito žodis majita. Majita reiškia labai daug laiko, labai daug pastangų, įvairių sunkumų dėl to, kas neturi jokios vertės, visiškos. Kas neišgelbėja žmogaus nuo gimimo, senatvės, ligos ir mirties. Aš jau net nekalbu apie trigubas kančias. Dar niekas niekada neapsaugoja savęs pinigais nuo savo karmos, kad ir būdamas didžiausios šalies prezidentu. Prabhupada sako, Kennedy pykšt ir nebėr. Mahatma Gandhi pykšt ir nebėr. Visų jų nebėra. Ravanos nebėr. Hiranikashipu nebėr. Nieko nebėra. Ir visi šiame narve. Visi šiame narve. Taigi, jeigu kas nors to nesupranta, jis tiesiog kvailys. O jei supranta ir nedaro, jis netyras ir nesupranta atsidavimo tarnystės procesų. O tas, kuris visą tai suprato ir žino, kaip tai padaryti, nes tai aprašyta, jis ryžtingai žengia atsidavimo tarnystės keliu ir jis nesijaudina dėl to, kas jam nutiks šio proceso metu. Ar jis bus giriamas ar kritikuojamas, ar jam bus suteiktos pareigos ar nebus, ar jis praras šeimą, vaikus, tėvus ar nepraras. Sakoma, jei žmogus praeityje buvo išminčius, jis ryžtingai atsiduoda tarnystei. Jei jūs manote, kad nesate išminčiai, jūs labai klystate. Šioje eroje gyvena buvę išminčiai, kurie tapo purvini. Todėl šastros sako, kad gyva būtybė pradeda savo materialų egzistavimą nuo brahmos pozicijos ir degraduoja iki mėšlo kirmino. Net ne iki asuros, ne iki demono, ne iki kokios čiūčelos, o tiesiog iki kirmino mėšlo krūvoje, išmatose. Ir tada prasideda naujas ciklas. Vėl skinasi kelią į viršų. Dėl ko? Prabhupada pateikė pavyzdį. Velnio ratas. Kaip jūs galvojate, kodėl jis taip vadinasi? Todėl, kad tai samsara ratas. Jis jūs pakelia į viršų ir paskiau, ką jis daro, kaip jūs galvojate, jis jūs ir nuleidžia. Tai vadinasi velnio ratas. Ir visi žmonės, kurie įlipa į šį ratą arba sėdi jame, jie tiksliai žino, kur išlips. Viršuje ar apačioje? A? O gal kažkur pusiaukelėje išlips? Jie visada išlipa. Kur? Apačioje. Jie visada išlipa apačioje. Taip stebina ir liūdina gyvos būtybės sąmonė,
kuri pavirto niekšo būsena. Оно при всем при этом Nepaisant viso to, jie vis tiek išeina apačioje. Прабхупада говорит, Prabhupada sako, kad šuo visada grįžta į vietą, kur vemia, животины, потому что todėl kad pasiekęs piką pasiilgsta to, jam liūdna ir oi, greičiau jau. Ir viskas. поэтому вот так же Todėl viskas, ką mes sakome, kad esame šeima, vaikai, darbas, kažkokia laimė, daug sekso, daug pinigų, daug to, daug valdžios, valio ir vėl į kapines. и опять на кладбище, Vėl atgal į kapines. и опять на кладбище. Ir vėl 9 dienas būdėti šalia kūno, 40 dienų tas bulkas valgyti, kurias jums siūlo. Которые вам предлагают. И все думают, куда? O viešpatė, kur aš eisiu, o viešpatė, kur aš einu. Paskiau prisiekinėsite, kad to nepadarėte. Tada jums parodys filmą. Что этого не делали, вам будут показывать кино. Paskiau jūs išsiūs į pataisos zonas, į kokią nors talą, talą sulalą, vitalą, potalą, rasatalą ir taip toliau. Būsite koks nors velniūkštis, kuris visiems pavydės, palakstysite visur ir tada vėl pavirsite žmogumi. Опять в Иркутске. Ir vėl Irkutskas, Lenino laikai, В семье girtuoklių šeimoje, kurie be išsilavinimo sakys, kad žmonės kilę iš beždžionių ir jūs vėl kažkas eksploatuos. будет эксплуатировать. Jūs vėl stovėsite eilėse dėl talonų, degtiniai ir cukrui. Vėl ginčysitės būsto biure ir visas jūsų gyvenimas bus toks kvailas, įsivaizduojate? Vėl galvosite, oi, mano kelnaitė sudrėko, oi, aš neturiu įkloto, oi, gersiu, negersiu, oi, tas, oi, anas, oi, man reikia užsidirbti pinigų. Parduosime televizorių, nusipirksime kitą, oi, būtas ir taip toliau. Ar galite įsivaizduoti, visas gyvenimas užpildytas tokiomis mintimis? O gyvenimas toks daugelypis ir didžiulis. Tada kuo skiriasi mėšlo kirminas nuo tokio gyvenimo? Jis toks pat nenaudingas. Įsivaizduojate? Jis toks pat tuščias, beprasmis ir juokingas žinojimo akimis. Ir todėl viešpas Šaitanija sako, kas yra Machovo duoklė, kas tie žmonės, kurie apie tai galvoja, arba bendrauja su tais žmonėmis, kurie apie tai galvoja. Tie, kurie tarnauja kartu, pamažu prieina prie išvados, kad jiems būtinai reikia taip elgtis ir net su visomis savo problemomis. Кто-то не может курить, бросить. Kažkas negali mesti rūkyti, kažkas ten kažkur tyliai tualete geria iš klozeto. Žinote, kartais bakelyje ten jį paslepia. Kažkas pasislėpęs su kažkuo. С кем-то. Patyliukais. Втихушку. Ir tada jie kenčia, žinoma. Svarbiausias dalykas, kad suprastumėte tai. Net ir tokiomis aplinkybėmis turite sutelkti dėmesį į kovą ir judėti į priekį. Настройте Sureguliuokite save, išjunkite tą ventiliatorių. Visa kita pamažu nustos suktis savaime. Прабхупада говорит, Prabhupada sako, išjunkite ventiliatorių. вентилятор. А он постепенно Kad jis pamažu sukasi, tai dar nėra baisu. так страшно. Svarbiausia, neįjungti jo. С каждым годом он будет, Kiekvienais metais jis vis lėtės ir lėtės. он будет все медленнее. Patikėkite manimi, jis vis lėtės ir lėtės. Ты уже заснул. Aš jau išeinu iš hipnozės. Гипноз. Matot, šitaip žiūri. Мата же одна сидит, так смотрит. И потом так, знаете, так, Paskiau jis dar pasisuks ir sustos. остановилась. А так ты висит, посидит, и последний раз. Ir viskas. И все. Tavęs daugiau nebevargins, nes nebėra sukimosi veiksmo. Поэтому Todėl visiems jums rekomenduoju šios proto būsenos. Jei neturi tokios būsenos, bendraukite. я думаю, что все это понимают, о чем. Manau, visi supranta, apie ką kalbame, juk visi čia esame bhaktai.
Tiesiog esame skirtingo kalibro, skirtingų likimų. Taip sakant, karma ir kalibras nesvarbu. Svarbu, kur jūs šaudote, į kokį tikslą. Todėl Krišna pasakė, tam, kuris mane pasirinko savo taikiniu, paliksiu viską, ką jis turi, ir duosiu jam viską, ko jam trūksta, kad jis pataikytų, bet tik į mane. Todėl pataikykime į Krišną savo gyvenimu. Šastroje pateikiamas pavyzdys, kad žmogaus gyvenimas tai strėlė, jo lanko kotas tai dharma. Jo lanko kotas tai dharma. Lanko templės įtempimas tai jo pastangos. O lankininkas tai jo sąmonė. Jei žmogus turintis tokią sąmonę nukreipia savo gyvenimą teisingą linkme, jis neabejotinai pataikys į taikinį. Ir Krišna sako, aš sutvarkysiu taip, kad pataikytum nesitaikęs. Pateikiamas Svajamvaros pavyzdys, kada Ardžuna nenorėjo pataikyti žuviai į akį. Nenorėjo, bet norėjo, kad Krišna būtų juo patenkintas, kai Ardžunai atiteko Draupadė. Ardžunai nereikėjo naujos žmonos, nes jie buvo tremtyje, o dabar čia dar tas namas su žmona, vienas hemorojus. Ar galite įsivaizduoti tremtyje visą tai tempti su savimi? O Krišna sako, na ji gera moteriškė, argi ne? O Ardžuna sako, tai kad ką man ji? Iš esmės aš to noriu, Ardžuna. Na eik ir šauk strėlę. Na gerai, pagalvojo Ardžuna, jei Krišna prašo, eisiu ir šausiu. Bet specialiai nepataikysiu, pro šalį. Ir jis išeina. Nesitaikęs, iššauna ir viskas. O visi šaukia, valio! Jis žiūri, strėlė žuvies akyje. Ardžuna pažiūrėjo į Krišną, o Krišna šypsosi. Nieko sau, Ardžuna, koks tu puikus šaulys. Todėl neabejotina, kad tas, kuris nori, kad Krišna būtų patenkintas, net jei ir nesitaikė. Todėl Krišna sako, negalvok, pataikysi ar nepataikysi. Veik mano malonumui ir tu sėkmingai įveiksi visą tai. Taigi, nusitaikykime taip, kad Krišna šiandien būtų patenkintas. Ir žinoma, norėtume praktikuotis kiekvieną kartą, nepaisant visų mūsų įvairių materialinių skirtumų. Mes visi čia esame vieningi, bandydami susivienyti. Remdamiesi šiuo bandymu šauti net nesitaikydami, tiesiog tam, kad Krišna būtų patenkintas mumis. O šiuo metu geriausia šaudymo rūšis yra Harinama Sankirtana, Jagija. Hare Krišna, ačiū. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Гаурanga ки джай, Gaura Premanande Hari Bol.